Esu austėja, bet turbūt daugeliui dabar jau esu žinoma kaip Isa, būtent muzikos scenoje. Tai papasakot apie save, tai turbūt, nežinau, mano muzikinė karjera prasidėjo daug anksčiau negu esu scenoje, nes visą gyvenimą iš tikrųjų buvau apsupta muzikos ir nuo pat mažų dienų ganėtinai jauna, jau būdama labai žavėjausi didžėjų darbų, kaip jie tai daro, ką jie veikia ir kaip jie sugeba sukurti visą vakarėlį. Na, bet tik tais atsikrauščius gyventi Kauną, mano prasidėjo, kaip vadinu, tas jau rimtasis mokymasis būtent didžėjavimo ir tų visų paslapčių, kaip ten viskas veikia. Tai būtent atsikrauščius Kaune, nes atsirado galimybės, atsirado patalpos visos, kur galėčiau save realizuoti ir kur galėčiau mokytis. Tai iš tikrųjų nelabai ilgai ir trukus ir kažkaip pradėjus mokytis atsiradau toj scenoje. Mane labiausiai didžėjų visame darbe, visoje veikloje labiausiai turbūt traukia tas gebėjimas sukurti vakarėlį, sukurti nuotaiką, kaip jie sugeba iš tikrųjų valdyti visą publiką, jų vaibą, jų šokį ir kaip jie atsipalaiduos vakarėlio metu. Ir tas galbūt labiausiai žavėjo, jog kiekvienas atlikėjas su savo pasirodymu sugeba su savo atrinkta dainų selekcija nupasakoti tam tikras istorijas. Tai kiekviena mano istorija būna vis skirtinga, nes kaip atlikėjas savęs nestatau į jokius rėmus, būtent iš muzikos žanrų, nes vis dar esu savo pačios paieškose ir kiekvienas iš tikrųjų mano renginys, kaip draugam mėgstu sakyti, nežinosi, ką gausi. Nes groju tikrai ganėtinai eksperimentuoju tarp tų pačių stilistikų žanrų ir kiekviena mano istorija bus skirtinga pagal to vakarėlio temą ir žinoma mano pačios nuotaiką. Mano patys pirmieji žingsniai muzikiniam pasauliu prasidėjo iš tikrųjų ganėtinai greitai. Jie, žinoma, prasidėjo tie mano pirmi žingsneliai, tai mano mylimoje darbo vietoje Haksan Club, kuriame aš vis dar iki pat dabar dirbu kaip barmenė. Tai, žinoma, ten ir buvo mano pats pirmasis renginys ir ganėtinai sužinojus atsakingiam žmonėm, kad groju ganėtinai greit ir suteikia man tą galimybę pasirodyti. Ir labai pamenu tą savo crazy pirmą savaitgalį, kur gavau patį pirmąjį pasirodymą Haksan Club. Penktadienis tai buvo ir šeštadienį gavau pakvietimą pagroti Vilniuje draugams ant stogo. Ir kur man čia buvo toksai pirmųjų įspūdžių savaitgalis ir iki pat dabar prisimenu, kiek man tai daug emocijų sukėlė ir iki pat dabar, kur atrodo viskas tai buvo beprotiška. Tai iš tikrųjų tas savaitgalis man ir buvo tie mano patys pirmieji žingsneliai, kurie man padėjo tikrai ganėtinai stiprų pagrindą po kojom. Ir tikrai pastumėjau į priekį atsiras ten, kur aš esu dabar. Tikrai atsimenu tos pirmus išėjimus grot, iš tikrųjų ten būdavo nemažai tų kliurkų ir visokių ten bėgdavo arklių ir būdavo visko. Bet aš atėjus į sceną, žmonėm perduodavau savo tokią stiprią tą emociją, šypseną, vaibą, kad atrodo, tos kliurkos likdavo tokiam tik tais antraeilis toksai vaidmuo, kur žmonėm tas labiausiai ir patraukia mano emociją. Mano galbūt tas tikrumas, paprastumas, vaibas, muzikos žinoma selekcija ganėtinai buvo stiprus dalykas, ką ir žinau, ko turiu iki pat dabar. Man pačiai galbūt muzika, tai man yra tokia savotiška, įvardinčiau, saviraiškos forma. Tuo pačiu kaip ir įvardinčiau ir terapiją, nes daugelį tikrai gyvenimo situacijų mane muzika iš tikrųjų išgelbėjo, kur ar man gera nuotaika, ar man bloga nuotaika, visą laiką muzika būdavo su manimi. Tai muzika man yra apie meilę savo, apie labai daug dalykų iš tikrųjų.